Sveiki, sveiki visi. Šiandien mes su Neringa papasakosim, kodėl mūsų produktai veikia net tada, kai žmogus galvoja, kad jam niekas nepadeda. Sveiki visi. Ir papasakosim, kodėl jie veikia taip giliai, kad kartais net vyrai namie pastebi pokyčių, žinokit, ir sako, nu, čia jau tikrai rimtas reikalas. Šiandien kalbėsim paprastai, aiškiai ir su jumoru, nes kartais sveikata yra rimtas dalykas, bet žiūrėkit, apie ją galima pakalbėti taip, kad galva neskaudėtų ir nuotaika išliktų gera ir organizmas tada daug greičiau pradeda sveikti. Ir klausimas būtų žiūrovams šiuo metu. Parašykite komentaruose tie, kurie žiūrite šitą video. Ar jūsų kūnas kartais jaučiasi kaip automobilis, kuriam reikia remonto, pavyzdžiui? Taip, dūmija, ant laisvų dirba, rodo visus prietaisų skydelio įspėjimus vienu metu, ne? Ar esat taip turėję? Taip, taip, ir aš kartais būdavau, žinokit, tarp to pirmo ir antro varianto, B ir C. Ant laisvų dirbu ir tiesiog riedu iš to, nu, kažkada vėliau dar. O Aušra, kurį tu variantą pasirinktum? Ai, man tai žinok, aš nežinau. Aš iš tikrųjų tokia esu, kad aš nemėgstu ilgai tempti. Man jeigu biški jau kažkoks neiškumas, aš iš tikrųjų jau kreipiuosi į gydytojus, aš darausi tyrimus ir aišku, ieškau alternatyvios pagalbos savo kūnui. Taip, tikrai Aušra tikriausiai iš patirties kalba, aš tik dar jaunesnė šiek tiek, tai žinokit, kaip ir daugelis varo ant tų laisvų iki paskutiniųjų ir tik tada jau dabar su metais suvokiu, kad reikia pradėti žiūrėti. Ir dažniausiai žmonės galvoja, jei pavargau, taigi reikia mums daugiau vitaminų, jeigu sveriu, reikia daugiau salotų arba iš vis nieko nevalgyti, jei nuotaika bloga, reikia šokolado arba kažkokių tai saldainių. Ar ne taip, Aušra? Tikrai, bet problema iš tikrųjų ne salotos ir ne šokolade, o tame, kad ląstelės jau pavargo, jos nebepriima nieko, net jeigu mes joms duodame labai gero kūro, ne, kaip automobiliui, tai tikrai ne visada tai veikia. Taip, taip. Ir Aušra, papasakokit atvirai, kada pirmą kartą supratot, kad jūsų kūnas nebeatsinaujina, o tik tiesiog tempia. Nu, galiu pasakyti, kad mano situacijoje tokių atvejų nėra daug buvę, nors vat, jau šį mėnesį švenčiu savo 60 metų jubiliejų, bet galiu pasakyti, kad man, nu, įsivaizduok, Neringa, papasakok atvirai pati, vat, pavyzdžiui, jeigu problema ne salotose ir ne šokolade, tame, kad ląstelės pavargo, tai kaip kūnas atsinaujina? Ar tai... Aš irgi, žinokit, anksčiau, žinokit, paantrinsiu, galvodavau, kad galbūt maisto užteks, vat reikia pavalgyti kažko saldžiau, kažko daugiau, kažko ir aš atsigausiu jo. Ar žuvų taukų išgerti ir aš jau pasijausiu geriau. Bet su laiku darydavau tai ir pastebėdavau, kad, nu, tiesiog nėra rezultato. Tol, kol tu neatrandi tų priemonių ir būdų, kurių reikia tavo kūnui, tavo organizmui, kol tu nepradedi jo klausyti. Tai būtent, vat, kaip atradau mūsų natūralią pagalbą iš gamtos, aš tuomet supratau, ko reikia mano organizmui. Aš pasidalinsiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, įsivaizduokite situaciją. Automobilis rieda, dūmija, bet jūs sakot, ai, pripilsiu geresnio kuro. Tai gal ir užkursit, bet iki artimiausio kalniuko. Nes kaip ir kalbėjom prieš tai, kad jeigu užterštas yra variklis, filtrai nešvarūs jau užsiteršę, ne, tai pats geriausias kuras nepadės. Lygiai taip pat yra su mūsų organizmu. Jeigu organizmas užterštas, tai tikrai
nepadeda tai, ar taip, Neringa? Taip, tikrai, nes tikras servisas pakeičia tai, kas yra sugedę, nes yra du servisų tipai, ne? Į vieną, kurį varom automobilį tiesiog kosmetiniam kokiam remontui, o į kitą, kur jau tokiam generaliniui, ne? Netepalų patepa, ne pamasažuoja, nepalinki sveiko, tiesiog viską mūsų kūne atstatinėja, kaip sakau, pašalina tas senas ląsteles ir įjungia naujų ląstelių gamybą. Va taip veikia mūsų produktai. Tai Ir klausimas, jo, jo, aš labai žinau, kad tu turi gerą klausimą, užduok, taip, žinau. taip. Tai ar norėtumėm paklausti, ar kas nors iš jūsų bent kartą bandė susitaisyti tą savo sveikatą vien tik papildais ir esat nusivylę? Tai parašykite būtinai komentarę, bus įdomu sužinoti, kiek tokių yra mūsų auditorijoje. Aš Nes manau manau, tikrai ne vienas. tikrai ir aš manau, kad tiek tu, tiek aš mes irgi tai esam darę, kol nesužinai tikros organizmo situacijos. Ir aišku, mums lengva dabar šnekėti, ne, kad žmonės galvoja, kad mūsų produktai tiesiog maitina ląsteles, nes daugeliu pasiūlymų taip ir daro. Ne, brangieji, jie pirmiausia išmeta šiukšles iš mūsų organizmo, tą seną detalę, kuri nebeveikia, mūsų produktai pašalina ir įjungia, tada įsijungia mechanizmas kitų produktų mūsų sveikatos trikampio dėka, pradeda gamintis naujos ląstelės. Taip, ir tada įsijungia būtent tų naujų ląstelių gamybą. Nemasažuoja seną, ne, o sukuria tiesiog naują. Čia ir yra, manau, pats didžiausias efektas ir Taip, skirtumas. tikrai. Neringa, o tu prisimeni savo pirmą rezultatą, kai pastebėjai anksčiausiai, vat, kai pradėjai vartoti mūsų produktus? Tai žinoma, pastebėjau, aš išbandžius pati esu aibės produktų ir kaip išbandžiau šiuos produktus ir žinokite, aš, kadangi turėjau didelės skrandžio žarnyno problemas, pastebėjau, žinokite, kad tiesiog mano savijauta iš karto pasitaisė jau kelių dienų bėgyje, žinokite. Ir aš sakau, vau, niekada taip nebuvo, bet galvojau, kad bus kaip ir su kitais, kad pavartoju, tuo metu atrodo viskas lyg tvarkoj, o po ilgesnio laiko vėl problema grįžta. Bet žinokit, po 10 dienų buvo kardinalūs pokyčiai, kadangi aš turėjau maisto netoleravimus, aš jau galėjau didžiąją dalį produktų valgyti ir man tiesiog nebūdavo jokio skausmo, nebūdavo jokių skrandžio raižymų, žarnyno, pilvo pūtimų ir taip toliau. Per 10 dienų, ko anksčiau niekada tikrai nebūdavo. Tai man Nuostabu. buvo wow. Tikrai tai yra pokyčiai, kuriuos jaučia žmonės, kai ląstelės atsinaujina, žmogus pradeda jaustis taip, kaip turėtų jaustis nuo jaunystės. Miegas gilesnis, energija ramesnė, ta tokia būsena, protas aiškesnis, tu daug esi produktyvesnis per visą dieną. Taip, ir tikrai nereikia tų 5 kavų puodelių per dieną, nors kai kuriems žmonėms tas 5 puodelis kaip ritualas yra. Tikrai. Taip, ir kas iš jūsų įdomu, parašykit komentaruose, čia mano mažoji, žinokit, man padeda, kas iš tikrųjų geria daug kavos. Parašykite komentaruose, įdomu bus sužinoti ir kiek puodelių išgeriat per dieną. Taip, labai būtų įdomu išgirsti ir pamatyti jūsų komentarus, kam reikia tiek daug kavos, kad išgyventų. Tai ir galiu pasakyti, kad šitas klausimas tikrai tinka žmonėms, kurie pavargo jaustis pavargę ir imasi bet kokių priemonių, kad palaikyti tą energiją dienos metu. Taip, nes tiems, kuriems organizmas jau sako, jei atvežk mane į servisą, kitaip pats atsivešiu arba nuvažiuosiu. Tai va, tai jeigu jūs jaučiat, kad jūsų kūnas nori atsinaujinti,
parašykite mums žinutę su žodžiu servisas. Arba man, arba Neringai ir mes tikrai jums žinome, kaip padėti. Taip, ir mes tikrai padėsim jums išrinkti individualų startą be jokio spaudimo, be įkalbinėjimų, tiesiog pasakysim, argumentuosim ir tik pagal tai, kas jums tiks. Ačiū, kad buvote su mumis, lauksime jūsų komentarų, linkime jums kūno, kuris ne tik važiuoja, bet ir miaukia, kaip sako mechanikai. Mes labai dažnai apie savo kates taip sakom, ne, bet mechanikai irgi tarpusavį turi tam tikrą kalbą, kada mašina gražiai dirba. Jie sako, oi, kaip miaukia, taip ausiai miela yra klausyti, ne? Taip, ir iki kito laivo ir būtinai prižiūrėkit savo variklį, nes jums reikės su juo važiuoti dar daug metų, žinokite. Tikrai. Ir ieškokit tam būdų ir priemonių. Tikrai taip. Ačiū Neringutė už pokalbį, gražios dienelės ir iki kito karto. Ačiū jums visam.